ką rytas, tai išaušo diena, jau po biškį reikia pradėti galvoti apie švietimo priemonės tokias, ko man reikės, gruntų, špaklius ir panašiai, tai šiandien iškart važiuoju iki Firanto, pasimsiu plius minus visko, ko reikia skyrus dažų, nes dar iki pačio dažymo aš įtariu kokias 2-3 savaitės, sakykim, niekur. Tai jo, reikia rūgštinio grunto pasimti, paprasto grunto, špakliaus, švietimo popieriaus, 800, disko 800, tokių pakol kas dalykų ir jeigu netyčia bus dar antikorozinį iš karto pasimsiu, kad jie artimės prisipurkštų. Bet kaip sakiau, turbūt purkščiu jau po dažymo, kaip jau bus apdžiūvęs, kad tiesiog nebūtų tokių dalykų, kad kažko būsiu blogai apsivalęs antikorozinį ir ten dažai nebeprilipsi. Tai va šitaip, vakar dar pasiėmiau jau sparnus, čia kur buvau sakęs, tai už 2 naujus sparnus iš žmogaus, jisai tipo pirko savo, pardavė mašiną ir jam liko tie sparnai, tai 2 nauji sparnai 50 eurų, plus pridėjo 2 priekinės lempas, visiškai naujas. Manau, kad apsimokėjo. Tai va, važiuojam dabar į Firantą ir gana pafilmuosiu parduotuvėje, kas ten gero yra, gal kažkam pravers. Tai va, tie sparniukai, kur sakiau, tai už sparnus mokėjau po 25 eurus, visiškai nauji, aišku, kinietiški. Bet prie to pačio davė 2 priekinių žibintų su posūkiais, su šitais plastikais naujais, tai manau tikrai apsimokėjo. Ir prasidėjo šveitimo darbai. Tai gan daug šveičias, jūs čia daug ar nematą, nes pavyzdžiui čia iš arkų vidaus aš irgi viską šveičiau. Dabar ten užsimečiau dažų tokių, ten 3 viename tipo nuo korozijos, ten gruntas dažai. Ir paskui dar ant viršaus tepsiu visur hermetiką, kad nepapultų drėgmė. Tai visą viršų stengsime šveist su 800 pakol kas. Ir ant jų dažyt. Čia va, kur yra dar tie juodi, tai čia reikės viską apsišveisti jau iki pliko metalo, iki šitos va vietos viskas bus iki pliko metalo, tai iš naujo gruntuosis rūgštinių gruntų. Kaip matot, iš vidaus duris irgi buvo ten jau pakelta vietomis, tai irgi šveičiau iki pat metalo. Aišku, dar čia reikėtų su dratiniu lyst, bet žodžiu, šiandien tai nieko čia nebespėju. Tai šveitimo tikrai bus daug, irgi kaip kažką filmuosiu, tai tiesiog pagreitinto video, nes čia užtruks įtariu ne savaitę ir ne 2, vien tik pasiruošimas pačiam dažymui. Bet šiaip po biškį, svarbiausia virinimai pasibaigė, nes labai bijojau virinimų. Ir dar aišku, man reikia prisimatuoti sparnus. Nes įtariu šitus reikės nuimti iki pat plokštumos, nes toks yra ten paliktas originalus. O sparnus kaip dėsiu, tai kniedės įkniedysiu ir kad tiesiog varžtai jas įsisuktų. Tai dar reikia išsilup man 4 langus, kad kažkas atvažiuotų išpjautų. Tai kaip ir jau sutarė su vienais, dar kainos nieko nerašė, bet prižadėjo padaryti gerą kainą. Ir kaip tik man užtamsins stiklus. Tai reikaliukai tokie, kaip mato, tikrai yra ką veikti. Bet jau kaip išsilups stiklai, tada bus galima kažką daugiau galvot. Po kol kas dar net nelabai žinau, ką čia jums rodyti. Atrodo, tą patį per tą patį čia darau. Išrenku, surenku, kažką pasimatuoju. Nes čia irgi reikia tarp durų tuos tarpus labai atsigaudyti, kad nebūtų per mažas tarpas, o šitoje vietoje matos tarpas tikrai per mažas, reikės čia pasidaužyti ją su plaktuku, nes dar čia pusis gruntas dažai ir paskui jeigu į tarpą ten paklius, yra aišku, kad paklius žviriuko, šiukšlyčių kažkokiu, laikui bėgant nuzulins tuos dažus ir toj vietoj pradės kelt. Tai reikia iškart tokius, jau geriau tarpas biški didesnis negu per mažas.
Ir dabar pastebėjau, bandžiau nulupt gumą, jinai čia perkliota ant kažkokių labai rimtų klijų, tai sugadinau, tai irgi reikės pabandyti nupirkti. Aišku, čia tokie dalykai ant pačio galo gali būti palikti, bet jo, yra ką veikti, galiu pasakyti tik tiek. Dar atėjau į garažą, kompresorius trumpina kažkur, tai kaip ir likau be oro. Tai nežinau, kaip dažysiu, tikriausiai teks skolintis, kad ir mažesnį kompresoriuką kažkokį, bet pasidarysiu. Dar pradžiai reikės įlysti į rūsį, pažiūrėti, kas ten su tom kompresorium, bet kiek šiandien buvau nuėjęs, tai tiesiog išmušo relė. Gal netyčia relę reikia pabandyti pakeisti. Šiek tiek tas siūlės. Tai dabar aš noriu šitą apsipurkšti su tokiais dažais. Čia tiesiog likučius visokius. Tai čia yra nemažai. Noriu pasidengti čia, kad nebūtų plikas metalas. Išsidažysiu ir kaip išdžius, tada galėsiu dėti hermetiką ant viršų. Nu, va, kaip matot, užsilenkiau aš šitą kantelę, nes tai buvo ilgesnis tas ruošinys. Tai tiesiog užlenkiau, gal ir geriau laikys. Ir gal mažiau turės purvas, kur kauptis, čia vis tiek dar uždažysiu ir turėtų būti gerai. Tai dabar prasėsiu su švitreku, kad tiesiog geriau dažai priliptų ir uždažysiu. I'm in the zone, got my mind made up, spitting rhymes like a fire that won't go out. I'm on a mission, got a vision to share, bringing the heat, making the air electric. I'm not afraid to go against the grain. I'm here to show the world my kind of pain. From the streets to the booth, I'm the truck. I'm in the zone, got my mind made up, spitting rhymes like a fire that won't go out. I'm on a mission, got a vision to share, bringing the heat, making the air electric. I'm not afraid to go against the grain. I'm here to show the world my kind of pain. From the streets to the booth, I'm the truck. Nu, tai turbūt šiandien čia ir baigsiu. Čia apsišveičiau iš arkų vidų irgi. Šveičiu gan sunku, nes tiesiog noriu naują sluoksnį hermetikų užvaryti. Gal ne taip pus ir kaip tik šiek tiek nuimu tokių paviršutinių rudelių. Nelabai ten net išeis kaip nufilmuot. Tai kaip matėt, buvau čia apsidažęs. Šitas va vietas, tai dabar galiu čia hermetiko pridėti, nes čia, jeigu įsižiūrėsit, yra plyšys. Bet čia toks planas ir buvo. Čia tiesiog tas naujas ruošinys, ne iki pat galo daina, šiaip čia galėčiau virim, bet, nu, čia iš to nieko nebūtų nei geriau, nei blogiau, ar aš apvirinau, ar ne. Tai dabar čia prisidėsiu hermetiko į tą tarpą. Noriu ir čia į vidų pridėsiu biškį hermetiko po pačiu šitu ir šitą užkalsiu, kiek man ten išeis. Ir čia viską lygiai taip pat. Šiandien blembo nesijaučiu 100%, kažkaip ir sloga pola, gerklę skauda, tai nežinau. Toks epizodas bus irgi daugiau kaip kažką darau. Nelabai turiu ką pakomentuoti dabar jau. Duris jau išsirinkęs. Veidrodį nusiėmiau, visas gumas. Planas buvo iki čia apsišveis, bet įsikrovė dabar Bulgarkė ir galvoju, kaip tik reikia šiandien biškį anksčiau grįžti namo.
pasilsėt, kad rytoj jau gal bus geresnė savijauta, tai kipsiu darbus 100%. Va tokie reikaliukai. Užlūžo mano kompresorius įtariu, nes dabar įjungi trifazį iškart išmuša, tai